Retas atvejis, kada galima pamatyti vieną pagrindinių Klaipėdos automobilio eismo arterijų, visiškai tuščią, o tam yra išskirtinė proga. Šiandien uostamiestyje vyko didžiausia šalies sporto šventė – Olimpinė diena 2025. Ir tai ne šiaip ditirambai gimtajam kraštui, o faktas, jog per 100 sportinių rungčių tai skaičius, kurį galėjo išmėginti kiekvienas apsilankęs šiame renginyje. Tokios sporto šakos kaip irklavimas, dziudo, golfas, laipiojimas, bavariškas akmenslydis, piklbolas – tai maža dalis iš to, ką galėjo išbandyti aktyvūs klaipėdiečiai ir miesto svečiai. Krepšinio entuziastams buvo siūlomas kelios stotelės nuo tradicinių rungčių iki krepšinio tyloje, vežimėlių krepšinio ir krepšinio istorijos punkto. Tad drąsiai galime sakyti, jog po 6 metų pertraukos Olimpinė diena į Klaipėdą sugrįžo su trenksmu. Šventė atidarė simbolinę olimpinės ugnies nešimo ceremoniją. Olimpinis deglas iki Klaipėdos pilies krantinės buvo atplukdytas jachta Odisėja ir perduodamas žinomiems sportininkams. Galiausiai olimpinę ugnį įžiebė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Guzenevičiūtė. Patiems mažiausiams čia taip pat buvo ką veikti. Vaikai dalyvavo 400 metrų bėgime su apdovanojimais už sportinius kostiumus. Taip pat galėjo prisijungti prie jogos užsiėmimų, sudalyvauti įvairiose edukacijose. O kas vaikystėje nenorėjo tapti ugniagesiu? Šios profesijos atstovai Olimpinės dienos proga demonstravo savo gebėjimus ir ištvermę, rungdamiesi tarpusavyje, specialiai tam sukurtoje trasoje, dėl stipriausio ugniagesio vardo. Beje, tik nepagalvokite, jog šiltos vasaros saulės akivaizdoje buvo pamirštas žiemos sporto šakos, tokios kaip slidinėjimas ar ledo ritulys. Čia dalyviai buvo kviečiami įsitraukti per simuliacijas ir specialias užduotis. Tad aktyvaus laisvalaikio linkėdami, ne tik Olimpinės dienos proga, norime padėkoti, jog esate kartu su Klaipėda TV. Ir nepamirškite savo patiktuko. Tai gal ir mažytė, bet sportinio intereso verta užduotis. Likite drauge su mumis.